Sveiki! Šiame video parodysime, kaip tinkamai montuoti dviejų skirtingų tipų šilumos izoliaciją. Šilumos izoliacija iš polistireninio putplasčio plokščių ir šilumos izoliacija iš mineralinės vatos. Abi šias sistemas gamina įmonė Knauf, siūlanti tik aukštos kokybės sertifikuotas sisteminės medžiagas. Pirmas darbas – pasiruošimas. Prieš pradedant darbus reikia uždengti langus, duris ir vartus, pavyzdžiui, apsauginė plėvele. Pirmiausia, patikrinkite pagrindą, prie kurio klijuosite šilumos izoliaciją. Jis turi būti tvirtas ir sausas, nepadengtas sukibimą mažinančiomis medžiagomis. Labai įgerinti pagrindą reikia nugruntuoti Knauf Tiefengrund giluminiu gruntu. Antrasis etapas – cokolinio profilio montavimas. Nustatome jo montavimo aukštį. Cokolinį profilį prie pagrindo tvirtiname mechaninėmis tvirtinimo priemonėmis. Jų turi būti ne mažiau kaip 3 1 metro atkarpoje. Pailgų angų pagalba profilis montuojamas norimame lygyje ir pritvirtinamas. Inkaravimo gylis turi būti mažiausiai 6 cm. Pažiūrėkime į tai atidžiau. Trečias etapas – izoliacinių plokščių montavimas. Polistireninio putplasčio plokštes tvirtiname klijais ir smeigėmis. Parodysime, kaip tai daroma žingsnis po žingsnio. Polistireninio putplasčio plokštes pritvirtiname klijais Knauf Kleber PM arba klijavimo armavimo skiediniu Knauf Klebespachtel P. Klijus reikia užtepti taškais per visą perimetrą. Teisingai užtepta klijų masė turi padengti mažiausiai 40% izoliacinės plokštės ploto. Ši vertė turi būti pasiekta prispaudus plokštę prie sienos. Klijuojamos izoliacinės plokštės, tolygiai prispaudžiant prie pagrindo. Gulščiuku patikriname, ar plokščių paviršius vertikalus. Plokštes klijuojame su siūlių perstumimu. Reikia nepamiršti perrišti plokštes ties vidiniais ir išoriniais kampais. Vertikalios siūlės gali būti pasislinkusios viena kitos atžvilgiu ne mažiau kaip 15 cm. Durų ir langų angų kampai taip pat turi nesutapti su izoliacinių plokščių siūlėmis. Mažiausias leistinas siūlės perstumimas nuo angos kampo yra 10 cm. Ketvirtas etapas – tvirtinimas smeigėmis. Izoliacinės plokštės turi būti papildomai pritvirtintos prie pagrindo smeigėmis. Smeigės reikia montuoti tik klijams visiškai išdžiūvus. Plokštėms tvirtinti naudojame smeigės su metaliniu arba plastikiniu kaiščiu. Smeigės inkaravimo gylis turi būti ne mažesnis kaip 6 cm. Tai taikoma ir į kalamosioms, ir į sukamosioms smeigiams. Smeigių skaičius, inkaravimo gylis ir jų tipas nurodomi projektinėje pastato dokumentacijoje. Tačiau jų turi būti ne mažiau kaip 4 vienetai kvadratinio metro plote. O kampinėse zonose smeigių skaičių reikia padidinti iki 6-8 ar net daugiau kvadratinio metro plote. Prieš dengiant armuojamąjį sluoksnį reikia užpildyti plyšius, kurių galėjo atsirasti klijuojant plokštes. Plyšius tarp polistireno plokščių užpildome polistireno atraižomis arba poliuretano putomis. Šilumos izoliacijų plokščių nelygumus ir išsikišimus nušlifuojame taip, kad gautume lygią plokštumą. Jei klijų skiediniu klijuojamos pilkosios polistireninio putplasčio plokštės, tai yra neoporas, prieš klijuojant jas reikia nušlifuoti specialia trintuve arba tas vietas, kur bus dengiami klijai, užtepti plonu kontaktiniu klijų sluoksniu. Visi kiti darbai atliekami tokia pat tvarka. Klijuojant šią izoliacinę plokštę geriausia naudoti specialius Knauf Neopor Kleber klijus. Izoliacinės plokštes iš mineralinės vatos klijuojame Knauf Kleber PM klijais arba Knauf Klebespachtel M klijavimo ir armavimo skiediniu. Prieš tepant klijus visą plokštės paviršių reikia padengti sukibimą pagerinančiu plonu klijų sluoksniu. Jei naudojama lamelinė vata, klijai dengiami ant visos plokštės plokštumos. Klijų sluoksnis subraukomas dantytojų glaistikliu. Izoliacinės plokštes iš mineralinės vatos reikia tvirtinti smeigėmis su metaliniais kaiščiais. Jei naudojama lamelinė vata, reikia padidinti smeigių prispaudimo plotą papildomomis plastikinėmis lėkštėmis.
Smeigės inkaravimo gylis turi būti ne mažesnis kaip 6 cm. Smeigių tipas ir jų inkaravimo gylis nurodomi projektinėje objekto dokumentacijoje. Reikia naudoti mažiausiai 4 smeiges kvadratinio metro plote. Plyšius likusius priklijavus mineralinę vatą užpildome tik mineralinės vatos atraižomis. 5 etapas – armavimo sluoksnių įrengimas. Prieš pradedant dengti armavimo sluoksnį, į Knauf-Klebespachtel P arba Knauf-Klebespachtel M armavimo mišinio sluoksnį reikia sumontuoti išorinius kampus sutvirtinančius profilius. Prie durų ir langų angų kampų ant šilumos izoliacijos plokščių įplukdomos stiklo pluošto tinklo juostelės. Jas reikia dengti 45 laipsnių kampu. Šių juostelių matmenys turi būti nemažesni kaip 20 ant 35 cm. Armavimo sluoksnį ant polistireninio putplasčio plokščių padarome naudodami Knauf-Klebespachtel P klijų skiedinį ir įplukdydami jį į Knauf armavimo tinklą. Pasirinkus mineralinę vatą reikia naudoti Knauf-Klebespachtel M armavimo mišinį. Visą armavimo mišinių padengtą paviršių subraukyti dantuotojų glaistikliu. Tinklai spaudžiame į armavimo skiedinį taip, kad armavimo sluoksnio storis būtų ne mažesnis kaip 3 mm. Rekomenduojamas 5 mm sluoksnis. Tinklą įplukdome su užuolaidomis. Užuolaidos turi būti ne mažesnės kaip 10 cm. Pažiūrėkime į tai atidžiau. Tinklo juostų poslinkis turi būti ne mažesnis kaip 10 cm. 6 etapas – tinkavimas. Prieš tinkuodami armavimo sluoksnį padengiame Knauf putzgrund fasadę gruntu. Šis gruntas turi būti tokio pat atspalvio kaip ir tinkas. Gruntuojame voleliu arba šepečiu. Mineraliniu Knauf putzgrund mineraliniu gruntu gruntuojame tuo atveju, jei rengiamės tinkuoti Knauf strukturputz arba Knauf dekorputz mineraliniu dekoratyviuoju tinku. Tinkuojame tik gerai išdžiūvus nugruntuotam pagrindui. Tinkavimą sudaro 2 etapai. Pirmasis etapas – tai paviršiaus padengimas dekoratyviuoju tinku. Tam naudojame nerūdijančią plieno mentelę. Kitas etapas – struktūros suteikimas paviršiui. Tai atliekama trinant tinką plastikinė mentele. Trinimo judesiai priklauso nuo to, kokios struktūros norime. Jei norime, kad paviršius būtų avies kailį primenančios struktūros, triname sukamaisiais judesiais. O jei norime suteikti paviršiui lietučio struktūrą, triname išilginiais judesiais. Norėdami apsaugoti tinko sluoksnį nuo intensyvių saulės spindulių, drėgmės ir vėjo, naudojame apsauginius tinklus. Tinką reikia saugoti mažiausiai 48 valandas. Tai viskas, ką norėjome parodyti. Dėkojame už dėmesį ir kviečiame apsilankyti mūsų svetainėje knauf.lt, kur sužinosite, kur galite įsigyti mūsų gaminių.